vėl pirmadieniais. Ir vėl pirmadieniais. Pas mane 5:21 ryto. Atsikėliau kartu su draugu, prabudau ir galvoju, gal dar pamiegoti, bet nusprendžiau, kad aš nemiegosiu, kelsiuosi, nes noriu atlikti tam tikrus dalykus. Tai vat pasidariau, kaip matėte, kavos didelį puodelį, į kurį pareina 500 ml talpos skysčių. Ir įsitraukiau dažus, kaukytę veidui, nes praeitą pirmadienį aš nuėmiau visus senus dažus ir vakar vakare pastebėjau, kad pas mane yra likusios kliuškos, kur va čia va šita va sruoga, čia pilnai nenuimti senieji dažai. Nu žodžiu, tai galvoju ir dar ieškojau va tokios va spalvos dažų, va čia va kur šitas lapinėlis yra, bet neradau parduotuvėje išparduota, o online, kai žiūrėjausi, užkelta dvigubą kainą. Nu, aš galvoju, nepirksiu. Nu, tai nusipirkau va tokių va dažų. Ant mano plaukų, čia va mano plaukai, tai atrodė štai tokia spalva. Čia yra metallic silver, tai metalinis sidabras, taip kažkaip tai, nu gal kažkiek tai bus tamsesniau už va čia va šitas ruogas. Ir užsidėsiu po to Vezuvijo mineralinę veido kaukę, kuri labai gausiai drėkina, šviesina odą, jaunina odą, kas yra labai man svarbu, nes metų nebe 20 mane, tai va, tokias procedūras pasidarysiu, nors gal aš viską pasidarysiu bus 8 kokios ryto, ne? Ir šiandien sprendus būtinai įlysti spintą susitvarkyti. Nes papildomai parkeliauja siuntos ir tikrai reikia būtinai susitvarkyti. Nu ką, einam dažyti plaukų, ne? Nerodysiu visos eigos, kaip aš dažysiu, tik kaip užsidėsiu parodysiu ir po to, kai įsiplausiu, parodysiu. Spalva jau uždėta, kava dar neišgerta. Bedėdama spalvą peržiūrėjau 2 įrašus, žiūriu kanalą YouTube'e Kitoks pasaulis, ten pasakoja apie senovės istoriją, apie dabartį. Labai įdomus kanalas, kas nežinote, tai tikrai galite pasižiūrėti, pasiklausyti, daug įdomių dalykų papasakoja, ko mes nežinome arba kas mums buvo meluojama. Tai va. Ir ką, kaip atrodo mano spalva? Tikiuosi, kad geltonų sruogų nebus tarp šitos sidabrinės spalvos. Dėjau nemažai, bet ką pastebėjau, kad dažų kiekis sumažėjęs. Anksčiau būdavo buteliukė daugiau skysčio padaryta, o dabar skysčio daug mažiau. Spalvos pačios pigmento irgi daug mažiau, pakuotė tik išpūsta labiau. Nu žodžiu, kaina pakelta, dažų kiekis sumažintas. Na čia kaip ir maiste, aš nežinau kaip pavyzdžiui Lietuvoje, bet UK maisto produktuose gali pastebėti, kad kiekis mažesnis, kaina didesnė. Ir tikrai taip yra. Na, bet nieko tokio. Ištversim. Anksčiau užtekdavo dėžutės 2 kartam nusidažyti plaukus, dabar klausimas, ar užtektų 2 kartui. O gal įsiplovus reikės papildomai vėl miksuoti ir dėti, nes toks vaizdas, kad žiūri ir man atrodo, kad aš matau geltonų sruogų. Nors dar gali būti ir klaida, būti klaidingas, apgaulingas šviesos apšvietimas. Na, taip kažkaip. Na, žodžiu. Ką reiškia, kai neįsimiegojus dažai plaukus prietemoj, pilnai šviesos neįsijungus ir mano galva tokia gavosi į pilką, į mėlyną, į žalę, į raudoną, į morkinę, į geltoną, į baltą. Aš dabar galiu eiti spalvotą jų paradą be jokių kaukių, be jokių kostiumų. Nu žodžiu, toks feilas ir pirmą kartą gyvenime tokį feilą gavau. Norisi realiai nusiskusti plaukus. Joda. A tu matai, kokie mano plaukai? Matai? Nu, tragedija, ką? Nu, grina tragedija. Nu, tu pažiūrėk. Joda. Nu, tu pažiūrėk į mano plaukus. Joda. Ei, nori saldainę? Nori kauliuko? Nu, pažiūrėk tu į mano plaukus. Matai? Netažykit plaukų neįsimiegojus ir patamsė truputį. Bleva, toks feilas, bet aš negalvojau, kad pilki dažai sidabro spalvos nenuims nušviesintų, nublanduotų plaukų. What the fuck? Realiai, what the fuck? Ir nežinau dabar ką daryti. Nežinau, ką daryti su plaukais. Ar dėti kokią tamsią spalvą, ar vėl šviesint. Ir čia mano plaukas toks per stiprus liko, kad visiškai nenudažė. Visiškai, nu pasižiūrėkit. O dėjau nemažai. Tragedija. Pirmą kartą toks gyvenime feilas. Žodžiu. Konteinerinę draugą paprašiau, kad išvarytų, kai pamačiau, kokie plaukai.
O, rytoj reikės kažką daryti. Kažką reikės daryti su plaukais. O toks mano pirmadienis. Spintos nesusitvarkiau. Kiekvieną antradienį pienas į namą. Kavutė paruošta. Nuėmiau tą šlykščią spalvą, su kuria vakar buvau nusidažiusi plaukus. Va šitą. Taip nevykusiai gavo, kad likutį išmečiau. Ir daugiau aš jos nepirksiu ir su ją nesidažysiu. Tai nusiblondavau. Nublonduojant liko geltonas atspalvys, tai įdėjau tokį va tonerį. Kas namuose blonduojatės ir lieka tas geltonas atspalvys, ne kai nuiminėjat dažus. Tai prieš blondavimus, kaip perkat priemonės blondavimui, ieškokitės ir anti-orange kaukės, tonavimo kaukės. Ir blonduoju plaukus, tai štai va su tokia kompanija. Ir visko pridėta, žinokit, ir blyčio, ir skyščio to, ir kaukytės, ir šampūno. Nu, tiesiog visko pridėta, toks va rinkinukas, tikrai, kas patinka, kad blonduojant, sakykime, dedi tą blondavimą prie pat galvos odos ir negriaužia odos. Va. O tokia anti-orange kaukytė. Ir štai taip atrodo, šitą vietą labiausiai ją nublonduoja pas mane. Labiausiai nusidažo, labiausiai nublonduoja. Ir dabar reikėjo susiformuoti tik šukuoseną. Tai paliksiu va taip, kad išdžiūtų. Žodžiu. Na, šiaip. Aišku, plauko gadinimas, bet žinai ką pasakysiu, aš niekada nepergyvenu dėl savo plaukų. Tai gal pastebėjimas tas, kad kuo aš mažiau apie juos galvoju, tuo jie yra sveikesni, geresni ir stipresni plaukai. Aišku, dėjau savo kompanijos šampūno ir kaukę. Įsiploviau su savo kompanijos šampūnu ir po to dar užsidėjau kaukytę, tai laikiau maks apie geras 5 minutės, nors pas mus rekomenduoja 2 minutės palaikyti. Mūsų kompanijos plaukams priemonės yra be sulfatų ir be parabenų ir ši kaukė, kuri stiprina, maitina plaukučius, stabdo slinkimą, tai aš į tą miksą blondavimą, į nuimtis dažus, ne, ir blonduoti plaukus, taip pat jos dėjau, kad kuo mažiau pažeisti plaukų. Visada, kai ir dažau ar blonduoju, visada dedu ar kaukės, ar kondicionieriaus, kad kuo mažiau pasižeistų plaukas. Taip pat gal užtat ir jisai toks ir yra sveikas, tas pas mane plaukas. Ir visada po dažymų naudoju savos kompanijos irgi šampūnus, kuris stiprina plaukučius, skatina plauko augimą, stabdo slinkimą. Tai va tokį va turime rinkinėlį, kuris yra nerealus. Nerealus, ypač jeigu esi blondinė. Na, gražiai aš atrodau. Žinot, kas čia yra? Varškėtukai. Va tokie gavosi varškėtukai. Žodžiu, kepiau orkaitėj. Va. Su šia varškė, sublenderiavau gerai, įmušiau kiaušinio, migdolų miltų dėjau, cukrus truputį, va. Ir čia gavosi kepti orkaitėje varškėtukai. Ar skanu, pasakysiu vėliau. Pasirgyta pagaliau trečiadienis, gurkšnoju kavutę. Čia susidėjusi rūbus, reikia susitvarkyti, iššiaustyti. Bet tingiu. Parėjau ką tik siunta. Atvežė DPD. Lietuvis driveris. Linkėjau gero vakaro, tai šį kartą nesusimėčiau, pasakau ačiū. Praeitą kartą susimėčiau, užgirdus lietuvių kalbą. Į čia parėjau suknytė. Ką tu taip pasižiūrėjai? Nu, tu pasižiūrėk, jeigu būtų DPD driverį ir palinkėtų man gerą vakarą. Žiūrėkit, kokią tuoj apsirengsiu ir parodysiu. Čia tipo suknelė, aš tai sakyčiau kaip marškiniai. Miškiai kamerą pataisyti. Va. Tokia lengvutė, planutė su tokiom karbatkom. Žodžiu, kaip iš to filmuko, kur iš rankovių maistą dalino. Nesimenu kokią. Tokia malonė, labai plona medžiagytė, labai malonė. TikToko parduotuvės, TikToko šopas. Labai fainutė, vasarai, atostogoms. Kaip tik, ne kaip tą mažiuk. Kaip atrodo? Mažiuk. Nu, kaip vertinkite? Net nepažiūrėjai. Aš taip pažiūrėjau, ne? Čia marškiniai. Tai tu mėgsti marškinius. Mėgstu marškinius. Nemačiau, kad sagas yra, bet marškiniai suknutė, žodžiu.
Marškiniai su knutė, tai aš nesisegiausiu tų marškinių, nes apačioje tik tai liemenėlė yra, daugiau nieko nėra, bet labai patinka. Ir labai nebrangiai kainavo. Dydys nuo 8 iki 14, TikTok shop. O kaina nežinau, kažkur tai apie 10 svarų. Ir kaip prie veido tinka, eikti savo. Šiandien pas mane ketvirtadieniais. Ir taip, šventos dar nesusitvarkiau. Ketvirtadieniais ir yra šiandiena, Liepos jau 4. Wow. Amerika švenčia nepriklausomybės dieną, ne? Liepos 4. Bet tai nesvarbu. Sušaldžiusiu žuvies. Stovą turiu, bet neturiu kur pasidėti kameros. Pačio stovo su visa kamera. Turėjau siunta iš, jeigu neklystu, AliExpresso. Greitai atsiuntė. Padėti spalva kokia. Čia yra pižama. Pižamytė. Va, maikutė tokia. Antra kambinėtė. Biškai tokia, sakyčiau, plati. Bet mano gabaritam bus gerai, man patinka, kai laisva. Čia kambinėtė. Žodžiu, pižama. Šortukai. Gal kurį rytą ir pamatysite, kaip atrodo. Kelnės. Su tokiam karbatkom įsivinėtom, priklijuotom čia karbatkom. Žodžiu, ir chalatėlis. Biškai siliukų išlindusių. Va tokių visokių. Va. Nu, žodžiu, kainos neatsimenu, bet kainavo kažkur tai netoli 10 svarų. Atsiuntimas nemokamas ir atsiuntė per 7 dienas. Labai greit. Sakyčiau, tikrai labai greit. Pirmą kartą per savo metus važiuoju į soliariumą. Nežinau, ar gerai darau. Po visos ligos daktarai uždraudė saulę naudotis dienai maks 10-15 minučių pabūti ir viskas, daugiau nebūti. Tu man tik dabar sakai. Nes aš radiacijos gavusi 10 metų priekin. Ir bet kokie dalykai nėra gerai. Bet aš noriu truputį įdegti. Tu man tik dabar sakai, aš tave į soliariumą vežu. Čia nieko tokio, tai aš jau esu sveika, kai man paskelbė praeitais metais, kad aš esu sveika. Nu, be soliariumų tai nėra jie labai saugus. Nu, aš pabandysiu vienam kartui, jeigu niekam neatsitiks, nepakenks, tada nueisiu po savaitės kokios vėl. Aš neįsiu kiekvieną dieną. Į mėnesį 2-3 kartus ir viskas ir užteks, žinai. Truputį, kad nebūtų tai baltai visiškai varnai. Nieko tokio, viskas bus gerai. Jeigu aš sakau, kad viskas bus gerai, tai vadinasi viskas bus gerai. Nėra ko čia bijoti. Patirtis labai įdomi, ką tik į soliariumą. Žodžiu, pirmas 3 minutės pajaučiau ypač ant veido, kur bamba. Ir viskas, tai aš iš veido jau nebegalėjau kentėti, po 3 minučių susistabdžiau, pasidariau pauzę, pailsėjau, atsigavau ir tada vėl įjungiau. Ir galvojau, kad jau veidas daugiau nebeįsijungs, bet žiūriu mirk ir vėl įsidegė ant paskutinių sekundžių. Žiūrėjau aš ant tuos mygtukus, bet kol kas nieko nespaudžiau. Jeigu tu nori veido, tu gali išjungti, bet tada tau kūnas degs, veidas nedegs, žinai. Nu, šitą tai... Nieko. Ir biškį man yra ta klaustrofobija. Kaip maža uždara patalpa. Aš galvau, kad ne, su tokia nebijau, bet... Man ir žinok, tas pats buvo. Ant viršaus, kai kažkas guli ir mažai erdvės, man tokia baimė kyla. Man ir buvo, todėl aš pradėjau eiti, kur stovėti ir stovėti daugiau įdegį. Ten
netaip jaučiasi, nes tu stovi ir durys yra aplink. Nežinau, nes, žinai, neguli tiesiog kitoks jausmas, bet tau dabar tiesiog per stipri. Nes, sakau, aš jau 3 kartą šią savaitę buvau ir man užtenka, nes man veidas skauda. Pirmam kartui man 6 minutės davė. Aš galvoju, kad tik 3 duos, man labai nustebau. Davė 6 minutės. Nu, gal pamatė, kad veidas įdegęs, nes aš retinolio prisitepus su dirbtiniu įdegiu. Nu, galvoja, tai jau nebenudegs daugiau. Davė 6 minutės. Nu, žodžiu, bet neblogai. Tik tai va ta gulėjimas man nelabai. Nu, bet nieko, vis tiek būsiu graži. Ar mūsų sumuštiniai? Akmenyje auga ramūnės. Sienoje, akmens siena. Savaitinis apsipirkimas. Ledai, čia ledai, čia blai, čia blai. Žodžiu, agurkiukai sviestas už vieną sumokėjau, už 2 nemokėjom. Nafik, kam čia permokėt? Tomai. Va. Ir va čia va dar truputį. Hello. Va čia va tokių pirkinukų, paprastai kasdienom, ką valgom. Va čia va dar truputį, va čia va dar truputį. O didžiausias pirkinys, tai va. Nusipirkau geltonos spalvos orchidėją. Labai norėjau. Nu taip norėjau, kad nusipirkau. Vaizdai iš Kemuko. Jūra, kalnai, saulėlytės. Saulytė už debesukų pasikavojusi, va. Oh my god, kaip gražu. Šeštadienis. Liepos 6 diena. Marinuoju šašlyką. Draugas valgys šašlyką, aš valgysiu sparnelius, nes kiaulienos valgyti negaliu, nes pastebėjimas tas, kad iškelia mane spokais, skrandį labai išpučia, tai vadinasi netinka. Ir šiandien gavau dovanų palepinimui braškyčių pavalgyti. Ilgą laiką aš jau nevalgiau, o po viso gydymo aš vis valgyti negalėjau, nes pūsdavo skrandį ir tiesiog krisdavo visa energija žemyn. Ir dar iš Amerikos taip pat draugas padovanojo vieną dovanėlę, gal vėliau ją parodysiu. Tai privati dovanėlė, intimi dovanėlė, su intimumu susijusi, žodžiu. Tai va, marinuoju šašlyką, čia truputį pramaišiau. Marinatas yra labai paprastas, naudoju druską, juodą pipirą, barbekių prieskonio biškį dėjau, truputį acto ir truputį citrinos rūgšties, nes actas ir citrinos rūgštis greičiau suminkština ir greičiau įsimarinuoja mėsytę. Viskas. Pasimarinuoja maks kokias porą gerų valandėlių ir viso. O dabar pasidarysiu salotas. Vakar gavom štai va tokių nuostabių agurkų. Asdos šopė, tai bus agurkas, svogūno laiškas ir pomidoriukai. O tokias salotas pasidarysiu prie sparnelių, prie šašlyko. Va, toksai mano šeštadienis. Tvarkausi, darausi, na, kasdienė įprasta rutina. Barbecue time. Sekmadieniais iš Jurgitos lovytės. Dar vis aš lovoje. Pas mus yra 10 valandų ryto. Aš dar vis lovoje. Draugas anksti baigė darbą, grįžo namo, ateidamas į kambarį padarė kavutės, jau baigė išgerti, o pats išėjo plytelių šveisti. Prisipirko chemijos vakar ir dabar plauna plyteles. Nu, nušveičia tą visą purvą užsinešusį. O, aš dar vis guliu kažkaip tingiu keltis. Šiaip čia reikėtų apkaltinti draugą, kad jis mane įpratino pagulinėti ir apkaltinti skydliaukę, kuri irgi privertė pagulinėti. Čia per visą laiką, kai man nustatė skydliaukę, jau 3-4 metai, kaip geriau vaistus, reikėdavo gerti ryte, jeigu atsikeli išgerti
dozę vaistų ir laukti 30 minučių. Tas mane labai išbalansavo, nes galvoju, aš išgėriau tabletytę, dabar pagulėsiu tas 30 minučių. Nors per tas 30 minučių aš daug ką pasidarau. Tai keičiau tą tablečių gėrimo būdą, nebe rytais geriu, bet geriu vakarais. Bet pagulėti lovoje rytais dar neatpratau. Pripratau ir tas man labai patinka. Ir graužiu kartais save, labai save kartais graužiu, kodėl būtent taip, ne kitaip aš darau. Ir beje, vakar, eidama gulti, niekam nesisakiau, tik savo pagalvojau, kaip norėčiau pradėti vėl vaikštinėti, rinkti žingsnius, ką darydavau 22, 21, 20 metais, 19, daug vaikštinėdavau, rinkdavausi žingsnius. Nežinau, kodėl paskutinius 2 metus aš labai tai apleidau. Ką jūs savo galvojat? Vakar pagalvojau, sakau, reikės atsikelti anksčiau ir išeiti. Neatsikėliau anksčiau ir neišėjau. Kai esi ne vienas, labai nuobodu vienam vaikščiot, kai žinai, kad kažkas tai yra namuose. Norėtųsi eiti kartu. Nežinau, gal prikalbinsiu draugą pasivaikščiot. Ratelį padaryti mūsų garbės ratą. Labai noriu prasivaikščiot. O vienai nuobodu. Neturėjau anksčiau tokios mados. Būda tik žadintuvas nuskamba, ar be žadintuvo iškart šoku iš lovos, praustis, rengtis, ait kavutę gerti, pusryčiauti ir taip toliau. Bet dabar paskutiniai metai, tai nežinau. Kartais aš sakau, ne, aš kalta, čia aplinka kalta, čia aplinka mane įtakoja. Na, viskas keičiasi. Technologijos keičiasi, žmonių mąstymas keičiasi. Na ir pati žmonių veikla keičiasi, viskas keičiasi. Negali būti viskas visada tas pats, ne? Negali būti viskas tas pats. Va. Vėl va. Tas va ir žodžio, tai nežinau, kažkaip reikia atsikratyti, bet niekaip neišeina, visada vis įlenda tarp žodžių, tarp sakomų žodžių įlenda šitie junginiai va ir žodžių. Taigi, reikia šokti iš lovos, ruoštis ir kažką tai daryti toliau. Vakar dienos keptas šašlykas ir sparneliai. Pietus lauke su tokia gamta. Labas rytas. Liubi, mine, liubi. Kas dirba, kas šoka. Uliamaškai šeiminėlė kieta. Sakė, patikrins. Yra to paprašyk. Ne, kur tvarkė, čia nesu kampanijos jau net. Einam, gali tą pusę, kur smėlio nėra.